Jei galvojate, kad atidėliojate todėl, jog nemokate planuoti arba tingite, šis video skirtas jums. Dauguma žmonių mano, kad problema yra laikas, disciplina ar motyvacija. Tačiau jei tai būtų, užtektų vieno gero plano. Realybėje planai dažniausiai yra, o vat veiksmo nėra. Atidėliojimas dažniausiai neturi nieko bendro su tingėjimu. Jis atsiranda tada, kai viduje kyla įtampa. Tai abejonė, pasipriešinimas, baimė ar tylus tiesiog nenoriu. Ir tai nėra sąmoningas pasirinkimas. Tai vidinis stabdis, tai vidinis blokas. Ir kuo labiau bandoma jį įveikti per jėgą, tuo labiau jis stiprėja. Atidėliojimas nėra priešas, tai informacija. Ir klausimas ne kaip prisiversti, o ką savyje šiuo metu jūs ignoruojate. Jei norėsite, šiame profilyje apie tai kalbėsiu daugiau. O žinot, kartais pakanka vieno pokalbio, kad šis stabdis, šis blokas imtų ir išaiškėtų.